Labas visiems bendruomenė. Šiandien noriu pasidalinti viena mintimi. Aš dirbu savo jau apie 10 metų ir per tą visą laikotarpį ne kartą yra užėję tokie momentai, kai turiu stabtelti ir pergalvoti, ar tikrai esu toj vietoj, ar tikrai darau tai, ką noriu, ar pakankamai save realizuoju, kaip galėčiau įvardinti ir įžodinti, kas aš esu ir ką aš veikiu. Nes vien tik tai būti pardavėja, tai nėra mano tikslas. Kuo dar galėčiau būti? Kalbant apie mano veiklą, ši veikla apjungia labai daug įgūdžių, kompetencijų. Čia ne tik tai žmogus parduodi produktą, bet parduodi save, kuri save nuo pradmens. Jeigu turi žmogus tikslą, tu eini tuo tikslu, tu mokiniesi, tame procese tu augi, tobulėji. Jeigu susidūrė su iššūkiu, tu juos praeini, tu nepasiduodi, tu gvildeni, tu ieškai sprendimo, tu leidi savo klysti ir mokintis. Ir daryti tol, kol tave tenkins tas rezultatas. Tai va tas atkaklumas, užsispyrimas ir valia, aš tikriausiai nesuklysiu pasakydama, kad jinai visur yra. Kokį darbą bedirbtumėt, ar tai būtumėte meistras, ar paslaugos tiekėjas, nežinau, ar savo drabužių parduotuvėlę turėtumėt. Kad ir ką besiimtumėt, visur ateina tie momentai, kai tau kyla klausimas, ar aš pakankamas esu toje veikloje, ką aš toliau norėčiau veikti, koks galutinis mano tikslas, kokia mano vizija. Ir tai kartais stabteli, nes tu nenori užsidėti savo tam tikrą statusą, etiketę, bet kas aš esu. Ar ne? Aš esu, pavyzdžiui, tinklininkė, dirbu 10 metų savo veikloje, kitas žmogus prisistatytų kaip, pavyzdžiui, manikiūro, pedikiūro meistras ir taip toliau. Tai yra tarsi tokia etiketė, kurioje tu turi sutilpti. Bet kai ateina tokie momentai, kai tu pradedi permąstyti, ar ta veikla džiugina, ar tu nori toliau tęsti, kokie rezultatai ir viskas tai yra pokalbis su savimi, aš noriu pasakyti, kad jūs turite savo užduoti paprastą klausimą, kuris pašalins viduje daug abejonių. Tai klausimas skambėtų taip. Kas man suteiktų gyvenime jausmą, aš gyva, jeigu ne ta veikla. Na taip įsivaizduokite, kad paliekate savo veiklą, savo darbą, tai ką darote dabar ir kas jūs tada esate be tos veiklos, ką norėtumėte veikti, ar pajaučiate palengvėjimą ar pasunkėjimą jau iš karto ilgitės tos veiklos. Va tai yra tokie svarbus momentai, kurie padeda atsakyti, ar aš save realizuoju, ar aš esu ten, kur esu, ar aš dar turiu kažką šioj veikloj padaryti, nuveikti, reiškia, dar nesu viską išbandžiusi, dar nesu savo potencialą maks panaudojusi, dar turiu tiek daug kelių, kurių esu nepraminusi šioje veikloje ir dar turiu tiek daug prasmės, ką padaryti. Vadinasi, dar turiu čia tęsti kelionę, svarbiausia, nepasiduoti ties tais momentais, kai tu savo galvoje tarsi blurą jauti. Ta prasme, nežinai, ką toliau daryti, ką veikti, kuo griebtis, kad labiau išaugtum. Kitas dar momentas, kad mes dažnai koncentruojamės į rezultatą. Reiškia, į klientų skaičių, kurie ateina, ar ne, jeigu esate paslaugos tiekėjas, jeigu esame pardavėjai, tai kiek parduota, į materialinę gerovę, ar ne? Bet ar dažnai įvertinam, kiek toje veikloje mes paūgėjome, ar ne? Kiek mes padarėme daug, kiek jau mes išsiugdėme naujų įgūdžių, daugiau sužinojome, patobulėjome, kiek išlavinome vidinių savybių, tą pačią kantrybę, valią, užsispyrimą, galbūt kažkokių naujų projektų padarėme, galbūt naujų žmonių sutikome, susipažinome, galbūt kažkokią discipliną įsivedėme, pradėjome anksčiau ryte keltis, nežinau. Tikslas inspiruoja daugeliui dalykų gyvenime ir ne tik tai, kad veikti, daryti savo veikloje, bet tam, kad tu nusprendei daryti tai, ką darai, jau tave inspiravo tapti galbūt geresniu žmogumi, labiau komunikuoti, labiau valdyti savo emocijas, pasistengti labiau dėl tų žmonių, kuriems teiki paslaugas, ar ne? Ta prasme, lavėjai iš vidaus visaip kaip. Tai jeigu esate sąstingyje, mano patarimas. Sustojimas tai nėra metimas. Tai yra apgalvojimas. Kas man dar gyvenime suteiktų tokį jausmą, aš laisva, jeigu ne ta veikla, kurią aš darau. Ir kartais reikia tiesiog pabūti
tuo, kuo esi, ne tavo profesija, ne tavo veikla, ne tavo paslaugos, bet tiesiog tuo žmogumi. Bet pavyzdžiui, pabūti Lina, pabūti Daiva, pabūti, kad ir koks vardas bebūtų, tiesiog žmogumi ir savo pasakyti, o ką aš dabar norėčiau veikti, tiesiog kaip Lina, tiesiog kaip Janina, tiesiog kaip tas žmogus, ar ne, nusimetus savo įsipareigojimus ir tą didelį reikia, kad nežinau ką, bet turiu būtinai daryti. Žinokite, kad visada yra išeitis iš bet kokios situacijos, tik tai reikia ieškoti. Kad ir 10 kelių pasirinktų ir sprendimo būdų nepaėjo, galbūt 20 kartas bus tas sprendimas, kuris daug ką pakeis jumyse, jūsų gyvenime, jūsų veikloje, jūsų darbe. Lengviausias kelias yra mesti, bet tęsti tada, kada jums yra sunku, tai yra ypatingas momentas, nes būtent tada jūs galite labiausiai paaugti, nes būtent tada atsiranda viduj daug klausimų ir tas smegenų šturmas, kada jūs ieškote išeičių, kada jūs jaučiate, kad norite tai tęsti, bet nežinote, ką toliau daryti ir galite tada būtent rasti tą puikiausią sprendimą ir išgvildenti iš savęs dar kažką daugiau. Tai trumpai tiek, galėčiau čia tęsti ir tęsti, nes man savianalizė ir iššūkių gvildenimas yra labai mėgiama tema. Aš pati labai save analizuoju, turiu daug patirties, turėjau daug darbo su savimi ir man ko gero tas pats procesas tai ir yra maloniausias. Gal dėl to aš tiek daug iššūkių ir turiu. Tai iki.